Sveiki, bičiuliai liūtai, tai kovo mėnesio horoskopas jums. Tai pradžioje, ką vertėtų atkreipti dėmesį, tai būtent į du faktorius - Mėnulio ir Saulės užtemimą. Tai du svarbiausi įvykiai. Kovo mėnesį ir Mėnulio užtemimas, jisai susijęs su pokyčiais būtent subtiliam, mentaliniam lygiai, būtent su mūsų emocijom, su mūsų jausmais. Ir kas liečia tiek kovo mėnesį ir nuo kovo mėnesio iki užtemimo, kuris bus rugsėjo mėnesį, jums svarbu atkreipti dėmesį ypatingai į jūsų fizinį kūną, jūsų psichologinę būseną, į jūsų pačių norus. Toksai laikas susijęs su transformacijom tuose srityse, būtent su jumis pačiais, su jūsų pasirinkimais gyvenime, su jūsų būtent psichinė būsena. Tai čia gali būti kažkokios transformacijos, atkreipkite dėmesį, nepasiduokite jausmams negatyviems, priimdami kažkokius sprendimus. Ir Saulės užtemimas irgi bus nuo kovo pabaigos, todėl pas jūs gali būti pokyčiai tokiam kaip labiau fiziniam plane susiję irgi su klausimais, tokiais gyvenimiškais kaip finansai. Gali būti kaip sveikatos klausimai, gali būti kaip kažkokie neuždirbti pinigai, palikimai ir panašiai. Visokios vidinės transformacijos ir būtent į tas sritis jums reikės pažvelgti giliau. Ypatingai iki užtemimo, Saulės užtemimo, sakykime, savaitę po užtemimo ir apskritai visą šitą laikotarpį, taip žiūrėt nuo kovo mėnesio pabaigos iki rugsėjo mėnesio, iki sekančio Saulės užtemimo, tuose srityse jums kažkokios bus irgi pamokos. Tai čia svarbiausia sąmoningai tuose srityse priiminėti sprendimus, jeigu bus kažkokios baimės jausit irgi, tai visą tai žvelgti reikia kaip ir sąmoningai, nes Saulės užtemimas jis atneša irgi tam tikrus pokyčius ir jeigu mes stengiamės priimti sprendimus būdami dorybės energijų, gyvendami dorybės energijų, tuomet viskas klostosi gyvenime palankiai. Jeigu mes ten gyvenam labiau kaip neišmanimi, aistros dorybės energijai, tuomet, taip paprastai kalbant, galime, labiau nudėti. Tai būtų tiek. Dėkuoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi ir iki pasimatymų kituose video.